Tikriausiai dažnai savęs klausite, kodėl mes neįgyventinam tikslų, kuriuos nusistatėme naujiems metams. Tam yra labai paprastas paaiškinimas. Dažniausiai mes norime padaryti labai daug per vieną dieną. Atrodo, nuo naujų metų kažkas pasikeis. Sausio mėnuo yra toks pat mėnuo kaip ir kiti. Tik kažkaip pasąmonėje mes nusistatome, kad nauji metai nauja pradžia. Aš jums siūlau neskubėti. Nepradėkit savo ryto su 1000 naujų rutinų. Tiesiog įkomponuokit vieną pokytį, kurį norite pasiekti per šį mėnesį. Nusprendžiau, kad šį mėnesį daugiau skirsiu laiko savo ir įkomponuosiu į savo rytinę rutiną 2 naujus dalykus. Visų pirma, atsikėlusi ryte išgersiu daug vandens. Nepradėsiu savo ryto nuo kavos, kaip darydavau įprastai. Tuomet kiekvieną rytą užsirašysiu 3 dalykus, dėl kurių esu dėkinga. Ar tiesiog tuos dalykus, kurie verčia mane jaustis gerai. Darydama tai kasdien susikursiu savo naują rutiną. Taip ateina įpročiai. Atrodo labai lengva kasdien atsibudus prisiminti, kad reikia išsiplauti dantis. Nes tai yra mūsų įprotis. O jeigu mes norime susikurti naujus įpročius, reikia tą patį dalyką kartoti kiekvieną mielą dieną. Tada jis tarsi pasidaro automatiškai. Kartais mes prisižiūrim daug interneto ir tiesiog norime pritaikyti kitų žmonių rutiną savo. Labai svarbu yra pažvelgti į save ir suprasti, ko tau iš tikrųjų reikia ir kaip turi atrodyti tavo rutina. Niekas nedraudžia bandyti, bet tikri įpročiai susiformuos tik tada, jeigu iš tiesų jie bus jums reikalingi ir norėsite tai daryti kiekvieną dieną. Todėl neverta tiesiog kopijuoti kažkieno rutinos, o geriau pritaikyti dalykus, kurie tikrai paverčia jūsų gyvenimą geresnį ir padaro jūs laimingesniais. Atsikėlusi ryte, užsikaitus arbatinuką, tiesiog užrašau 3 dalykus, kurie padaro mane laimingą. Tai darau jau 7 dienas ir tiesą pasakius, tai jau tapo mano įpročiu. Kiekvieną rytą atsisėdus tarsi noriu užrašyti dalykus, kurie padaro mane laimingą. Ir iš tiesų, tai yra toks geras startas rytui, nes mano emocijas ir mintis nukreipia gerą linkme. Priverčia suprasti, už ką aš iš tikrųjų esu dėkinga. Labas rytas, sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu tu naujas čia ir tau patinka mano turinys, nepamiršk spausti subscribe mygtuką apačioje ir laikant šio video, tikrai labai padeda. Jeigu nori čia pasilikti, paspausti subscribe mygtuką apačioje, labai tau ačiū. Šiandieną tiesiog papasakosiu jums apie visą savo dieną, ką aš darau nuo pat ryto iki pat vakaro. Turiu tokį lapą, kurį visur nešiojuos ir čia surašytos visos mano procedūros. Laikui bėgant procedūros mažėja, tarkim šią savaitę aš turiu vonelę po 8:10, todėl aš turiu keltis labai anksti. Kitą savaitę jau jos nebėra, todėl aš labai džiaugsiuosi, nes ne dėl to, kad aš nedėkinga dėl tos vonelės, bet nueinu miegot gan vėlai, 11 valandą, šiaip naktį nebeatsikeliu, bet aš turiu atsikelti po 7 dėl tos vonelės. Tai šią savaitę atsikeliu 7. Kadangi man ironiška, bet neseniai kėliau video apie odos priežiūrą ir dabar mane šiek tiek išmetė spuogais, bet mane išmetė spuogais vien dėl to, kad aš tikriausiai valgau per daug baltymų, čia per daug pieno produktų, nes aš esu šiaip jautri baltymams ir jeigu daugiau aš jų pavalgau, man atsiranda aknė, todėl šiandien pusryčio aš nelabai valgau. Šiaip aš galiu pasakyti, asmeniui, kuris atsakingas už mūsų valgiaraštį, galiu pasakyti, kad aš nenoriu valgyti pieno produktų, nes aš esu pasakiusi, kad aš nevalgau kiaulienos, todėl man visada duoda vištieną, ten pakeičia nieko tokio. Tos pieno produktų, žinot, kaip yra, ta prasme, kartais aš valgau, bet aš dabar per daug jų privalgau. Tai nenoriu ten labai sakyti, tai šiandien pusryčiam atsigėriau arbatos, o pati pasidariau košės su bananu ir kavos. Paskaičiau ir pasidomėjau, kad jeigu praeina bent 90 minučių nuo tada, kai tu atsikeli ir išgeri pirmą vandens ir tiesiog apšildai savo organizmą, geriausia dar pavalgyti ir tada geri kavą, tai kava ir kofeinas tavęs taip nelabai paveikia, nes jeigu tik iškart atsikeli išgeri, tai labai greitas tas poveikis būna kofeino ir labai jis tave iškelia, taip žinot, ir po to labai greit nusėda, plus atsiranda nemiga ir kartais atsiranda tas toks, žinot, kai tu vidury dienos tiesiog nori miego ir nieko su negali padaryti, tai tas gali būti nuo kofeino, kurį tu suvartoji tik atsikėlus. Todėl aš nusprendžiau, kad tiesiog palauksiu, negersiu kavos iš karto. Dabar
buvau vonelėse, buvau mankštoj, pavalgiau pusryčius, pavalgysiu dabar pusryčius ir tada gersiu kavą. Kai pavalgau, einu į druskų kambarį, kuris taip pat man dings jau kitą savaitę, nes aš 5 seansus jau būsiu atlankius ir po druskų kambario aš turiu 1,5 valandą pertrauką, tada man būna mankšta baseine. Ir po jos einu užtrunka apie 30 minučių, bet dar gali po to pasiplaukyti, tai maždaug užtrunku 45 minutės, tada man būna tarpas 20 minučių ir vakarienė, jau po vakarienės aš dam. Ši savaitė buvo gan intensyvi, tikrai didelė apkrova kaip sportui man, tai ir aš visada stengiuosi iš savęs išgauti maksimumą, nes to aš čia ir atvažiavau ir tikrai jaučiu po savaitės tokius gerus rezultatus ir jeigu aš tik atvažiavus vos padarydavau pritūpimą ar ten kažkokį tai pratimą, tai dabar aš ant balansinio kamuolio galiu padaryti pritūpimus ir dirbu su svareliais, žodžiu, tikrai tą savaitę mane patobulino, plus aš kaip ir pripratau sportuoti ir žinot, kas yra, dažniausiai aš tiesiog tingėdavau ir dabar, pavyzdžiui, tai būna, kad tu sėdi, užsisėdi prie telefono ar ten knygos ir tu galvoji, kaip aš tingiu eiti sportuoti ir kaip nenoriu. Ir jeigu tu būtum namie, tiesiog tu neitum į tą salę, o čia tu turi eiti, nes tavęs laukia. Aš nueinu sportuoti ir tada po to sporto aš jaučiuosi taip gerai ir aš savo dėkoju, kad aš nuėjau. Tai reikės šitą strategiją pritaikyti ir namie, kad Gintarė, tau tikrai bus geriau ir tu žinai, kaip tu geriau jausiesi, nes kaip aš ir jau minėjau 1000 kartų čia per visas platformas, kad sportas man padeda ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai labai ir aš jaučiuosi motyvuota, aš jaučiuosi geriau ir jaučiuosi pozityvesnė ir tiesiog išvaro tas blogas mintis. Dalykas, kurį visada norėjau komponuoti į savo gyvenimą, buvo sportas, tačiau niekada nerasdavau tam laiko. Taip susiklostė, jog dabar sportas yra neišvengiama mano gyvenimo dalis. Po operacijos tikrai jautausi labai silpna, plus pusė raumenų pas mane nedirba. Todėl reikia priverstiniu būdu juos išjudinti. Šią visą savaitę sportavau ir po 7 dienų kiekvieną dieną intensyvų sportą galiu pasakyti. Įpratis jau praktiškai susiformavo ir dabar tikrai galėsiu kiekvieną dieną pradėti nuo mankštos. Kartais aš tiesiog neprisiversdavau. Žinodavau, kad noriu, žinodavau, kad reikia, bet neprisiversdavau. Šią savaitę tikrai lipu per save ir esu priversta sportuoti, bet žinot, ką pastebėjau. Kiekvieną dieną, kai aš sakydavau, kad nenoriu aš eiti tą treniruoti ir man jos nereikia, po jos 100 kartų jausdavausi geriau. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Ką supratau, ko anksčiau net negalėjau pagalvoti, kad sportas padeda išvalyti galvą ir smegenis. Tikrai blaiviau mąstau ir esu daug pozityvesnė. Todėl siūlau ir jums, jeigu tikrai norite įvesti sportą į savo rutiną, persiverskit per save, eikit sportuoti ir kiekvieną kartą pasportavę jausitės daug geriau ir galvosite, ačiū Dievui, kad aš tai padariau. Tikrai nesakau, kad darykit viską, ką aš darau ir jūs būsit laimingi ir patenkinti. Noriu pasakyti, kad susiraskit tą savo tobulą rutiną, tuos savo tobulus įpročius, kuriuos puoselėjant jausitės geriau ir būsit laimingesni. Nekopijuokit manęs ar kitų, nes ką aš darau nebūtinai jūs padarys laimingais ir jums padės jaustis geriau. Tiesiog įsiklausykit į save ir susikurkit savo rutiną, kuri palaipsniui jas skatins tobulėti. Todėl ir yra svarbiausia pasirūpinti savimi ir įsiklausyti į save ir suprasti, ko tu iš tikrųjų nori. Visada mylėjau gamtą, tačiau pastaruosius 7 metus gyvenau didmiestyje. Po ilgo laiko gyvenant šurmuly, aš supratau vieną dalyką. Man reikia gamtos ir aš tikrai labai ją myliu. Šį mėnesį turiu galimybę gyventi 5 minutės nuo miško. Ir žinokit, man tai patinka kiekvieną rytą skirti bent pusę valandos, išeiti ir vaikščioti tiesiog miške. Kartais klausausi podkastų, o kartais tiesiog miško garsų. Ėjimas į lauką kiekvieną dieną tikrai išvalo mintis. Labai lengva kopijuoti kitus ir visada mes ieškome atsakymų kažkur kitur, bet dažniausiai pamirštame svarbiausią dalyką. Niekas mums negali padėti surasti atsakymų, juos mes turime ir nešiojame su savimi. Tai reikia įsiklausyti į pačią save, tik tada suprasim, ko mums iš tikrųjų reikia.
O svarbiausia dalyka, ką mes pamirštame, tai suprasti, ko iš tikrųjų mes patys norim ir nustoti kopijuoti kitus. Labas rytas, žadėjau šiandieną eiti į lauką, bet atsikėliau visų pirma 9 val. Dienos, kas yra man taip neįprasta, bet žinokit, aš čia taip gerai miegu, aš net negaliu patikėti, kad aš taip gerai miegu ir nesuprantu net, kodėl aš taip gerai miegu, bet vau, žiauriai gerai miegu ir man toks dalykas, kaip atsikėlti 9 ryto, tai yra kažkoks kosmosas, ta prasme, aš neprisimenu, kada aš kėlius 9 ryto ir svarbiausia dar išmiegoti visą naktį. Aš taip seniai nebuvau išmiegojus visos nakties, jūs net neįsivaizduojat, bet dabar 2 savaitė eina pas mane sanatorija ir mano procedūrų sąrašas pamažėjo, šiaip nusėmė viena procedūra, kas būtų ryte kojų vonelės ir nebuvo man. Jinai ten žiauriai naudinga, žinot, karstas vanduo ant kojų, ten paburbuliuoja, faina pastimuliuoja, aišku, kojas, tai jaučiu kaip kraujotaka pagerėja, aš sušylu, tai gal ir visai faina ryte, bet gerai visai, kad nuėjome vien dėl to, kad aš dabar galiu ilgiau pamiegoti, ryte atsikelti kavos, man nereikia kažkur lėkti, nes tos vanelės būdavo nuo 8 ryto, tai po 8:10 jau turėdavo būti, tai reikėdavo keltis labai anksti, o dabar kažkaip galiu taip lėčiau pradėti savo rytą ir žinot, man lėčiau pradėti savo rytą yra prabanga, nes kai grįžtu namo, pas mane yra 2 maži vaikai, tai iš karto savo rytą pradedi tokiam chaose, jeigu neatsikelia anksčiau, arba tu tiesiog esi priverstas keltis po 6:30 ar 6, nes tavo vaikai atsikelia. Tai man dabar čia tokia iš vis prabanga ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu atsikelti netrukdama ryte apie 9 val. 8:30 ir tiesiog išsimiegoti, pamiegoti, nežinau, kad kai grįšiu, tokios galimybės nebebus. Aš negaliu atsidžiaugti žiema ir tokie, atrodo, maži dalykai padaro mane laimingą šiomis dienomis ir ką aš pradėjau daryti, tai į savo užrašinę, tokia labai seną turiu, pradėjau kiekvieną dieną, kiekvieną rytą rašytis po 3 dalykus, už kuriuos aš esu dėkinga ir tai neturi būti kažkokie dideli dalykai, tiesiog, pavyzdžiui, galbūt tu žiūri pro langą ir tau labai patinka, kaip snaigės krenta ant žemės ir tu tiesiog tą akimirką jautiesi dėkinga, kad tu gali matyti šį vaizdą ir tavęs labai sukelia geras emocijas, tai tiesiog aš dėkinga už šiandienos orą, ar tarkim, aš dėkinga, kad mano žaizda gerai gyja, ar aš dėkinga, kad tiesiog aš galiu kvėpuoti paprastus dalykus. Šiaip, ką aš užsirašiau, per tas dienas, kol čia buvau, tai to jūs atverti, paskaitysim keletą dalykų. Aš esu dėkinga savo vyrui už rūpestį, priežiūrą ir pozityvumą. Aš esu dėkinga savo šeimai už rūpestį ir pozityvumą. Aš esu dėkinga, kad mano vyras ir vaikai yra sveiki, kad mano šeima yra sveika. Aš esu dėkinga, jog galiu dirbti iš namų ir visada būti šalia savo vaikų, kai jiems manęs reikia. Aš esu dėkinga, kad dirbu tai, ką noriu ir visada svajojau. Tiesiog, žinot, čia tokie maži dalykai, kurie tikrai padaro mane laimingą. Ir jums iš tikrųjų siūlau padaryti taip pat, nes kai daug dalykų prirašysit, po to atsiversit juos ir skaitysit ir suprasit iš tikrųjų, už ką jūs esate dėkingi, dėl ko jūs gyvenat ir kas jums iš tikrųjų yra svarbu. Jeigu tai darysit tik atsikėlus ryte, tai yra labai geras startas dienai, labai gerai nuteikia ir, nežinau, diena tampa geresnė.